Dabar palieskime dar vieną temą apie jungiklius, jungtukus. Tai jų yra įvairiausių ir parodysiu, kaip jie plius minus atrodo ir koks jų veikimo principas. Kaip matot, šone esu pasidėjęs keletą kaip pavyzdžių. Esmė tame, kad jie tiesiog turi kontaktus normal open, normal close. Ir jų yra funkcija tiesiog arba sujungt laidus, arba atjungt, tai jie būna fiksuojantis, nesifiksuojantis. Pavyzdžiui, mano rankos yra nesifiksuojantis. Paspaudi, sulėti kontaktus, atleidi, išskiri. Tai va. Tai pirmas paveikslėlis šitas yra normal open. Ką tai reiškia normal open kontaktai? Tai reiškia normaliai atviri pirminiai padėti. Tai reiškia, jeigu jūs fiziškai jungiklio neslėgėt, nepaveikėt, jo kontaktai yra normal open. Pavyzdys yra šitas žalias. Lygiai toks pat yra simbolis čia va, trečias, ketvirtas kontaktas, yra lygiai toks pat ženkliukas, kad yra atviras kontaktas. Tai reiškia, jisai dabar, jeigu čia mes tikintume su testeriu, signalo nebūtų, bet jeigu mes paspaudžiam, reiškia, mes šitos kontaktus sujungiam į krūvą. Tai va, tai čia yra normal open. Toksai va. Raudoni dažnai būna normal close. Paimkim gal geriau avarinę, o čia yra apačioj avarinė paveiksliukas. Tai va, tai irgi jis turi būtent irgi simboliką NC ir ženkliukas, kad yra kontaktai sujungti. Kaip ir šičia va, reiškia, elektra teka, kontaktai sujungti, jie gali patekėti, jeigu nėra paveikta fiziškai. Jeigu atsitinka kažkokia nelaimė, aš paspaudžiu, reiškia, aš šitos kontaktus atjungiu ir gaunasi, kad nutraukiu maitinimo šaltinį. Tai va, normal close ramybės būsena reiškia, elektra gali tekėti, normal open negali tekėti. Gali būti variantas toksai, pavyzdžiui, raudonas, aš specialiai uždėjau du. Reiškia, uždėjau vieną normal open, kitą normal close. Tai čia būtų panašus variantas, kaip pavyzdžiui va šitas. Todėl, kad galimai, pavyzdžiui, jūs paspaudžiat, jūs duodat impulsą nutraukti, pavyzdžiui, maitinimą, išjungti variklį, bet per tą pačią jūs pajungiat, pavyzdžiui, kad pradėtų lemputė šviesti. Kaip pavyzdį sakau čia. Tai reiškia, vienu atveju, jeigu paspaudžiam, kontaktas prisijungia į 14, gaunas 11, 14, atleidžiam, kai mes jau fiziškai nebeslėgiam ramybės būsenai, kontaktas grįžta atgal ir būna sujungtas su 12, 11. Dar, jeigu atkreipia dėmesį, yra COM. Tai yra komonas, tai reiškia pagrindinis kontaktas, pagrindinis laidas. Visada, jeigu kartais nebūtų šito simbolio, ta prasme, nebūtų parašyta, kuris yra komonas, kuris normal open, normal close, pavyzdžiui, paimkim laiptinės jungiklį. Tuoj išardam. Irgi nieko nėra, tiesiog yra įėjimas ir yra išėjimas. Ir jums reikia kažkaip atsekti, kuris yra pagrindinis. Tai jeigu toj parodysiu, galim lengvai surasti. Bet šiaip iš vizualiai žiūrint, tas, kuris yra ant kampo, tas dažniausiai pagrindinis bus. O čia, jeigu paimsim 14, jisai bus pagrindinis dėl to, kad mes jį veikiam, o kitoj pusėje tiesiog kontaktas yra. Taip, čia yra laiptinės, kaip minėjau, toj parodysiu, jis turi 3 kontaktus, kaip ir tada, kai buvo užduoti. Čia, pavyzdžiui, yra tiesiog kontaktas įjungti lempai namie, kambai. Tai yra simbolis ir nieko daugiau nėra paaiškinta. Tai reiškia, bet yra nupieštos rodyklės, kad į tą pusę. Tai reiškia, toj pusė, kur yra kampų kontaktas nupieštas iš kairės pusės, jisai bus pagrindinis komonas, o kitoj pusėje bus normal open. Tai reiškia, bet čia fiksuojantis. Tai gali būti, kad dabar bus, pavyzdžiui, normal close, o į kitą pusę normal open. Galinukas. Galinukai simbolių turi daugiau, bet aš kaip pavyzdį parodysiu. Tai irgi yra jungiklis, jisai būna dažnai naudojamas galinukas tai staklėse. Pavyzdžiui, kai eina detalė, pasiekia, turi sustabdyti, kad nebeitų kažkas tenai.
Tai va, jie būna dažniausiai naudojami apsaugos, jis irgi turi žymėjimus, šitoj pusėje parašyta C, čia gal nesimatys, net aš abejoju. Po to ties vidurio vieno kontakto nėra, tai buvo normal open, o kitoj pusėje normal close. Tai pavyzdžiui, dabar jo, jeigu normal close, tai jis yra tiesiog sujungti laidai, bet jeigu mes jį paveiksim fiziškai, laidai atsijungs. Taip, tai taip atrodo jungikliai schemose, vieni fiksuojantis, kiti ne. Ir aš jums dabar noriu parodyti, kaip reikia rasti tą būtent kontakto grupę, kuris yra pagrindinis. Tai paimkim turim vieną variantą laiptinės jungiklį. Testę nusireguliuojam ant signalo, tai pasirenkam tokį ženkliuką, kur diodo ženklas ir garsinis signalas. Ir esmė tame, kad jeigu mes suliesim laidus, bus garsas. Tai va, tai mes dabar paimkim, kaip pavyzdį sakau, ieškom pagrindinę laidą, nors mes nežinom, kad tas kontaktas yra pagrindinis. Sujungiam taip. Girdim signalą. Negirdim. Sujungiam taip. Girdim signalą. Girdim. Nebegirdim. Girdim. Reiškia, jau kažkurį pataikėm. Pabandom į kitą pusę. Opa, girdim. Reiškia, taip dabar yra normal open, šitoj pusė normal close. Jeigu mes prijungiam, yra normal pasidarė normal open, šitas pasidarė normal close. Tai reiškia, juodas laidas yra pagrindinis kontaktas, tai reiškia, jis yra komonas, jį turi ateiti laidas, o ten, kaip jau minėjau, čia dabar gaunasi taip, 11 yra šičia, 12 yra viršui, 14 yra apačioj. O tokiu būdu galima rasti, nes esmė yra tame, kad aš dabar, jeigu pajungsiu šičia, testį ir aš įjunginėsiu, elektrą negalės tekėti, jinai teka iki čia, jeigu aš jį perjungsiu, jinai tekės tenai. Jeigu aš laikau testį čia, tai gaunasi, kad jis dabar tekės tenai. Bet jeigu aš laikau 12-11, tada bus signalas, paspausis, nusileis į apačią, tada atsiras tarp 14-11 kontaktų. Tai reiškia, taip galim laisvai atrinkti, kuris kontaktas yra pagrindinis. Tai va, jungiklių yra įvairių, esmė yra, kad jų yra kaip ir dviejų rūšių, normal close, normal open, dar būna trijų padėčių, kur neutrali padėtis, tai reiškia, vidurinę padėtį pastatė, jis bus tik tai normal open abiejuose galuose, o jeigu, pavyzdžiui, jūs pajungėt, vienam gale pasidaro normal close, kitam gale normal open. Tai va. Čia aptariam apie jungiklius.